sako, mes darysime taip, kaip darė lietuviai Vilniuje. Mes visur esame pasimokę ir sieksime demokratijos ir laisvės. Tai mums Lietuvai, mažam šitam kampelį prie Baltijos jūros, tai labai gražūs ir nuoširdūs žodžiai, kada įvertina mūsų tokį žygį ir pasiryžimą mažos tautos siekiančios savos laisvės ir nepriklausomybės. Brangus tautų didelė jėga, kurie vienaip ar kitaip supranta. Viena dalis į vieną pusę nukrypo, kita į kitą. Tai yra nekaltyje, tai yra kalta šitą santvarką, kuri juos išmokė nuo pat darželio, nuo pat mokyklos suolo. Ir mes jiems turime atleisti už tai ir mes jiems parodykim gerų pavyzdžių, gerais darbais. Taip pat norėčiau, kad visi mūsų žmonės jaustų tokią pareigą, nekelti paniekos mieste, kad būtų ramybė, susiklausimas ir visi siektume bendro tikslo, bendrų siekių, dirbtume visi savo darbą, kuris yra mums pavestas ramiai, tvirtai ir su tikėjimu, su Dievo palaima, žengiant toliau į mūsų nepriklausomybę Lietuvos tėvynėje. Ačiū už dėmesį. Kalbės rajono tarybos deputatas, Tremtinių ir Polikalinių sąjungos pirmininkas Gediminas Katinas. Brangus mano broliai, sesės, gerbiami tauragės žmonės. Susirinkome čia iš į mitingą skirtą pažymėti septyngalvio Slibino galvų nukirtimą ir pagerbti šio baisaus stalininio Slibino aukas žuvusias per šį žmogėdrų pučą. Nukirtome ne visas 7 galvas, o tik 5, 2 dar gyvas ir pavojingas, ypač pas mus Respublikoje, kur apsiginklavę bandytai žmogžudžiai Burokevičius, Švedą, Ivanovą, Naudžiūną, Kasparavičius, kaip chunta atsigavo. Jie nesitikėjo, kad ginti apsigavo, jie nesitikėjo, kad ginti savo demokratijos rusų tautą, kad pasiaukoja žygius po tankais Rusijos moteris, kad tiesiog šokinės ant tankų vyrai ir uždengs ambrazūras tankų priešakai. Jie pasimokė iš mūsų tautos pasiaukojimą 13 sausio. Maskvoje ir Litva. Pajutę laisvę žmonės nenori vėl tapti vergais, todėl geriau žūti po tankais, kad gyventi vergovėje. Mane taip rusų moteris. Jos ir taip staliniai šauktuvai 70 metų čiulpė paskutinius syvus. Vienas iki rusų liaudis pasakė gana. Taip ir rusų ir kitų tautybių žmonės stoja ginti demokratijas. Po visą Tarybų sąjungą visose respublikose žmonės stoja ginti beginkliai savo išrinktą vyriausybę, savo laisvę, savo nepriklausomybę. Neišlaikė nervai Stalino pasekėjų, net per televiziją matėsi, kaip dreba rankas draugui ponui Jazovui, Kūnai ir kitiems. Jie už savo padarytus darbus bijo atpildą, kad traiškė ir šaudė žmonės Maskvoje, o anksčiau Vilniuje ir Kaukaze. Tai jie neskaito nusikaltimų, bet kai pakrypo pralaimėjimų ir pradėjo degti padai, dūmė savo tą lėktuvų pas gerus dėdės. Nulenkime, broliai, ne vieną kartą galvas prie žuvusius Maskvoje, Maskvos gynėjus, kurie gynė savo vyriausybės. Rygoje, kurie žuvo. Ir pas mus žuvo žmogus, jaunas mūsų gynėjas Artūras Sakalauskas. Jie gynė ir mūsų nepriklausomybę Maskvoje. Dėkui tiems kovotojams už savo laisvę ir demokratiją. Mūsų visų tautų vienas tikslas – žmonių ateities gerovė. Žmonija sunaikina baisų žmonijos priešą rūdąjį socialnacionalizmą. Reikia sunaikinti šovinistinį stalinistinį komunizmą, kuris nešia ir galima vėl įsibujoti ir atnešti žmonijai nelaimę. Dar kartą nulenkime galvas už žuvusius Maskvoje, Rygoje ir kitur per organizuotą pučą. Jie žuvo, kad gyventume mes, likę gyvi. Jie didvyriai, dar Lietuvoje liko tamsių gaivalų, kurie negodami dar klausėsi šias dienas ir naktį ir dieną, kada kapituliuos Jelcino vyriausybė.
kada rusų žmonės atsiklaus prieš stalinistus, prieš visus žmonijos priešus, bet liaudis nepabūgo ir jie eiti niekur nenori. Tik beginkliai rusų žmonės apgynė savo demokratiją. Neįsipildė Burokevičiaus svajonę sunaikinti fašizmus, kaip jis mus vadina. Nam niečego keriat, kaip jis vienas iki įsireiškė. Mes kausimės pogrindyje. Jiems neužtenka žmonių ašarų, vaikų klyksmo žuvusių savo tėvų. Nu, Burokevičius šverda Ivanovą išdomų. Net ir dabar šią dieną, gal ne dabar, jie, kada mes čia susirinkę, jie galvoja siimti savo valdžią. Brangus mano tautiečiai, dar nesidžiaukime. Dar pavojingas, kaip sakė žurnalistas Čekuolis, grėsdamas krokodilas pavojingas. Dar jos stiprus žandikauliai. Dar mums reikės imtis rimtai su tomis atplaišomis, tomis pėtelinės, be tautos, neturinčias nieko šventą. Tai Burokevičiai, Žedrinos Džiūnikas Pravičiai, Maketanovičiai ir visi jų šuniukai rajonėse. Jūs būsite visi teisiami už padarytą žudynes, už pralietą nekaltą kraują, už ašaras likus našlaičių. Nepykite, kad bus žiauriai pasielgta su jumis, jūs to nusipelnėte savo šėtoniškų darbų. Baigdamas nori kreiptis į tauragiškius. Būkite taktiški. Parduotuvėse, autobuse, su svetimtaučiais. Jie irgi vargšai, tos pačios tironijos aukos. Būkime kultūringi, neuždailiokime kitų tautybių žmonių. Būkime tik nepakantus tikliesiems mūsų priešams, kurie siekia sunaikinti mūsų iškovotą nepriklausomybę. Aš kaip rajono deputatas ir politinių kalinių tremtinių Tauragės skyriaus pirmininkas noriu padėkoti pulkininkui, garnizono viršininkui Tarakanovui už jo blaivę politiką, už jo teisingą apsisprendimą. Mūsų politinių kaliniai jam dėkoja. Rajono sąjunga, reiškia, mūsų palaikote Rusijos Respublikos prezidentą Jelcino politiką, siekiančią eiti demokratijos keliu. Aš negalvoju, kad agresija nepavyks pasmaugti Respublikos valios ir ryžto eina demokratijos keliu. Pučas stalinistų tai jų agonijos etapas. Demokratija laimės. Ir tie padeda mums Dievas. Būkime visi tvirti savo kovoje už laisvę. Aš noriu kreiptis vietoj gerbimo Tarakanovo, atėjo papulkininkis Drozdovas. Aš perskaitysiu į padėką rusų kalbą. Уважаемый подполковник Дроздов, мы уважаем полковника и вас также за ваш умный шаг и за то, что вы не пошли против Конституции и поддержали в городе спокойствие. Еще раз большое спасибо вам лично и вашим подчиненным. Желаем вам и всем вашим семьям всего хорошего. Еще раз спасибо. Благодарим вас, все жители нашей Таураги. Также мы поддерживаем полиции, виршинку, kuris užtikrina visus objektus saugojimą, taip pat ir mūsų, reiškia, apsauga taip pat kartu ir visur budėja, reiškia, mes kartu su kariuomenės buvom susirišę ir visi stengiamės išsaugoti tą demokratiją, kurią čia Tauragiai labai tie kariškiai pasielgia humaniškai. Spasibo iš раз. Благодарю. Уважаемые граждане Тауразского района, уважаемые гости, мы пережили 3 сложных дня, полных драматических событий. Закончилась провалом авантюрная попытка группы бывших ближайших сотрудников президента СССР захватить государственную власть в СССР путем отстранения и изоляции президента, избранного законным путем, который находился на отдыхе в Крыму. Конкретных виновников, степень их вины и ответственности определит народная власть и суд.
Но я призываю быть благоразумными, не приклеивать никому сейчас лишних ярлыков. Не следует делать обобщений, соединяя отдельные личности с партиями, движениями, фронтами, какие бы они ни носили программы. Я глубоко убежден, так как сам являюсь коммунистом, что истинные коммунисты – противники авантюр, противники анархии. Антиконституционные действия не нашли поддержки у советского народа. Советская армия, как составная часть советского народа, в абсолютном большинстве осталась верной Конституции и президенту СССР, как и наша часть. Воины советской армии проявили в этот сложный момент выдержку, сдержанность, чтобы не быть втянутыми в братоубийственную гражданскую войну. Советская армия никогда не воевала против собственного народа и воевать против него не будет. Mėly Tauragės žmonės, pakilant mūsų saulė pradeda kilti ir mes, kad ji nesileistų, turime susitelkti, turime pasiryžti mylėti artimą ir Lietuvą. Daugumas mūsų jau žino, kas yra raudonasis trigalvis drakonas ir jo auklėtiniai. Šiandien mes, kaip ir visa pažangioji ir didžioji Rusija, kovojanti už laisvę, už demokratiją, turime pasakyti, kad nėra vietos tiems, kurie džiūgavo dar pirmadienio rytą, išgirdusi, kad vėl kyla komunistinė saulė. Mes šitokiem turim pasakyti, kad nėra vietos Lietuvoje, nėra vietos Tauragėje. Dveji metai skiria mus nuo įvykių, kurie Lietuvos žmonėms primena siaubingą, niekšišką dviejų siaubingų žmonių 20 amžiaus barbarų Hitlerio ir Stalino sandėrį. Jis atnešė mūsų tautai didžiausias kančias, atnešė nelaisvės pančius Lietuvai. Labai gerai pamenu 1959 metus, tų metų rugpjūtį, Lietuvos laukuose vasarą, balzganais voratinkliais puošė sidabrinės rožėnas, išvarenti kūdimai laukė berimo grūdo, būsimai duonai, moko obuoliai soduose. Ir turbūt ne vienas Lietuvos kaimo gyventojas nenujauti, kad jau čia pat siaubo naktis, nenujauti, kad daugeliui reikės palikti žagrę, prakaito aplaistytas dirvas, tėvų ir protėvių numintus takus, kelius ir kelelius, kurie gal ir paskutinį kartą palydės lietuvį į nežinią į vergiją. Tik sunerimo mūsų gerųjų mokytojų, mūsų dvasios vadų širdis, kad iš rytų plūstantis tankai, tai okupacija, tai aneksija. Lietuva rudojo fašizmo buvo parduota raudonajam slibinui. Taip, jie su ironišku šypsniu pasirašė slaptosius protokolus,
generalissimui Stalinui tiškos eilės, nes matė, koks geras kąsnis jam padėtas ant kruvinojo stalo. Prasidėjo grasinimai, ultimatumai. Iš tikrųjų, okupantai atėjo su šūkiais ir akmeniniais stabais, pirmin keliu į komunizmą. Turbūt visiems aišku, kur nuvedė šis kelias, kas liko to kelio pakelėje. Tai mirties vagonų ešelonai, tai ir bolševikinio saugumo sulošinti, nukankinti, išniekinti mūsų partizanai, tai tūkstančiai tremties naktyje supilti koburėliai, tai motinoms, broliams mūsų seserims. Tai Rainių miškelis ir Paraniškės, tai Panevėžys, Panemunės Šilai ir Šubertinė, tai žinomi ir nežinomi mūsų tautos sūnų kapai mirties lageriuose, kapai prie Laptevo jūros, Igarkoje ir daug kitur. Naktį juoda žiaurė gilė, kelias aukos iš kapų. Nužudyti, nukankinti, skelbia garsiai vieną mintį, dar gyvais balsai žmonių. Mes nemirę, laukiam laisvės atgimimų, su tėvų pilnoje šaly. Mes nemirę, jei pajėgiam naktį gilę atsikelti iš kapų. Eina slenka minus, žemė virsta kapinynais, aidi tūkstančių balsų. Mes nemirę, laukiam laisvės atgimimų, su tėvų pilnoje šaly. Mes nemirę, dar Sibiro ledynai, kodėl lagerių tėvynai. Mes gyvi, mes dar gyvi. Ačiū. Prašome, kas dar? Tada, kad matau norinčių neatsiranda, prieš sugiedant Lietuvos himną, norėčiau visų politinių partijų ir judėjimų vardu, remiančių Lietuvos nepriklausomybę, padėkoti jums visiems atėjusiems čia, o tuo pačiu ir visiems Tauragės gyventojams, palaikiusiems mus ir mūsų vyriausybę tomis sunkiomis dienomis. Ačiū jums. Це ж